Ar reikia bijoti dėl registrų centro duomenų nutekėjimo? Panikuoti ne, bet budriems labai reikia. Kodėl? Nes pavogti duomenis sukčiam gali būti ne slaptažodis, o ginklas įtikinti. Jums gali skambinti ar rašyti žmogus, kuris žinos jūsų vardą, įmonę, turtą ar kitą tikrą detalę. Ir tada prasidės spaudimas. Reikia patvirtinti duomenis, yra problemų su jūsų turtu, prisijunkite per šią nuorodą, patvirtinkite tapatybę, sumokėkite mokestį. Tai yra pavojingiausia vieta, ne pats duomenų faktas, o tai, kad sukčius skambės kaip tikras darbuotojas. Ką daryti? Pirmiausia, nespauskite nuorodų iš SMS ar elektroninių laiškų. Neduokite Smart ID ar banko kodą. Neatskleiskite slaptažodžių. Nepriimkite skubotų sprendimų telefonu. Jeigu žinutė ar skambutis kelia įtarimą, sustokite. Prisijunkite tik per oficialią svetainę. Patikrinkite informaciją patys, o įtartiną žinutę galite kelti liksaugus.lt. Sukčiai laimi tada, kai žmogus išsigąsta ir paskuba. Skaitmeninis skydas primena: nepanikuokite, bet tikrinkite.